Kodėl mes taip nemėgstam pardavėjų? Turbūt todėl, kad tapatiname juos su tais senaisiais turgaus pardavėjais, kurie bando bet kokią kainą parduoti tau savo prekę, stumia ant konkurentų, aiškina, kad jų prekė pati geriausia ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, visi savanaudiškumo, manipulacijos ir įkyrumo stereotipai. Aš tai žinau, nes visi iki vieno studentai ateidami į kūrybinio verslo valdymo paskaitas yra šventai įsitikinę, kad būtent taip jie turės pardavinėti savo paslaugas. Ir jiems tai nepatinka ir tai nėra malonu. Ačiū Dievui, realybė yra kitokia. Ir jeigu tau kol kas vis dar yra sunku suvokti, kaip kitaip reikėtų pardavinėti paslaugas, nei bandant įrodyti pirkėjui, kodėl jis turėtų jas pirkti, pabandyk šitą vieną dalyką. Pabandyk sekančio pokalbio su potencialiu klientu metu 15 minučių nekalbėti apie save. Pirmojo pokalbio su potencialiu klientu metu tavo tikslas yra išsiaiškinti, ar esi geriausias sprendimas kliento turimai problemai. It is not about you. Ir tik jeigu klientas kažko labai tiksliai paklausia apie tave, kad jau privalai šnekėti apie save, taip žinoma gali atsakyti, bet net ir čia yra būdų, kaip klausimus apie save apsukti taip, kad tai padėtų išsiaiškinti daugiau apie klientą. Tolimesnis tikslas pokalbėje su potencialiu klientu būtų išmokti išvis neturėti vidinės intencijos parduoti savo paslaugą pokalbio metu. Tačiau čia jau atsiranda slidžių linijų, nes tai iš esmės yra dalis taktikos, kaip parduoti proceso pabaigoje savo paslaugą, tačiau į tai einant ne per įrodinėjimą, ne per savanaudiškumą, ne per bandymą išstatyti save kaip tą, kurį klientas privalo nusipirkti, o per daug fainesnį, žmogiškesnį ir geranoriškesnį dalyką, tai yra bandymą iš tikrųjų padėti klientui. Ir sakiau tai 1000 kartų, pasakysiu ir dar 1000, kartais jūs nesat geriausias sprendimas klientui ir jūsų didžiausia pagalba yra nusiųsti jį pas kolegas arba konkurentus. Sekančiame pokalbėje su klientu 15 minučių kalbėkit ne apie save ir savo verslą, o apie klientą. Visą informaciją, kurią tu sužinai apie klientą, tu gali panaudoti tam, kad išsiaiškintum, ar turi geriausią pasiūlymą jo problemos sprendimui. O jeigu tu turi geriausią pasiūlymą jo problemos sprendimui, jisai beveik neabejotinai įsigys tavo paslaugą. Žodžiu, pabandyk ir sugrįžk į komentarą papasakoti, kaip sekėsi, kaip pasikeitė pokalbis. Net jeigu tai ir nebus pardavimas, kaip ir pusė kitų pokalbių, vis tiek tai bus geresni rezultatai, negu bandant įkyriai įrodyti, kodėl jūsų paslaugas reikia pirkti. Jeigu įdomu kas, kaip, kodėl ir ką daryti toliau, palikit komentarą, papasakosiu apie tai daugiau. Iki.